Taigi, gerbiamas mere, kaip jūs vertinate tokias tarybos nario akcijas? Kiekvienas tarybos narys yra laisvas ir jis turi teisę daryti vienus ar kitus pareiškimus, vienaip ar kitaip vertinti sprendžiamus klausimus, jų sprendimo eigą. Tačiau, manau, Saulius Oželis, mano asmeniniu įsitikinimu, peržengia kai kurias ribas. Vertinimai vertinimais, tačiau tai turi turėti realų pagrindą. Jo kreipimasis įvesti tiesioginį valdymą, matyt, Lietuvoje precedento neturintis atvejas. Tai yra pirmą kartą rajono tarybos narys kreipsis į Seimą dėl tiesioginio valdymo įvedimo. Jeigu tarybos narys vertina, kad rajono taryba nesugeba dirbti, aš tik tai norėčiau priminti keletą skaičių ir pastebėjimų. Jeigu rajono taryba per šiuos jau metus yra priėmusi kelis šimtus sprendimų, kiekvienam tarybos posėdį mes svarstom virš 30 daugiausia klausimų ir sprendimai priimami. Jeigu ritmingai dirba rajono valdyba, kuri taip pat sprendžia konkrečias problemas, tai manau, kad darbas vyksta taip, kaip ir turi vykti. Aišku, kaip ir kiekvienam darbe yra skirtingų nuomonių, skirtingų vertinimų ir tai yra visiškai natūralu. Nematau jokio juridinio pagrindo ir prielaidų tokiam kvietimui įvesti tiesioginį valdymą. O ką galėtumėt pasakyti apie šitą rengiamą, planuojamą akciją prieš Respublikos prezidentą? Mano vertinimu vėl tai peržengia tikriausiai elementarias galbūt ir padarumo ribas. Vis dėlto Respublikos prezidentas yra valstybės stabilumo garantas, konstitucijos vykdymo garantas. Ir jį viešai ir atvirai vadinti įžeidžiamai, aš manau, neturėtų leisti nei vienas Lietuvos pilietis. Juolab, aš manau, yra daug demokratiškų būdų pasiekti savo tikslui. Daugiau čia aš matau daugiau teatrališkumo, primityvoko teatrališkumo, bandymo eilinį kartą pasirodyti prieš Respublikos visuomenę, nuskambėti spaudoje, televizijai. Bet tačiau per daug skirdami tam dėmesio mes patys sukuriam šitos žmonės, kurie nemato kito būdo, kaip tik tokiom abejotinom priemonėm siekti vienokio ir kitokio sprendimo. Dėkoju už komentarą. Sėkmės, galvoju, dirbam, nelengva, trūksta lėšų, tačiau pabaigsim šios metus sėkmingai, algos ir pašalpos bus išmokėtos, o dėl tų turgaviečių panaikinimo tai vėl yra tik tai tarybos nario vaizduotės vaisius. Tenka apgailestaut, kad dalis žmonių nesugeba tai adekvačiai vertinti. Nei prie muzikos mokyklos turgavietė nenaikinama ir joks sprendimas nepriimtas. Taip pat ir turgavietė, kuriam pardavinėjami padėvėti rūbai, kiti apyvokos daiktai, jeigu ji bus ir perkelta, tai